rytas judėjimas vyksta, kol kas esu Vilniuje, tačiau Alytuje manęs laukia iš praeitų metų pažįstamas profesorius Matas. Tuoj pat lekiam pas jį, pažiūrėsime, kas pasikeitė per metus. Bakas bus toj pilnas, nuotaika gera, į Alytų paskui mane! Matas Baltrukevičius, projekte Lietuvos tūkstantmečio vaikai dalyvauja jau antrą kartą. Pernai buvau labai arti pergalės, todėl nusprendžiau, kad šiemet reikia vėl bandyti laimėti, nes esu tikras, kad galiu laimėti, turiu labai neblogus šansus, tokius pačius kaip ir kiti dalyviai, tačiau manau, kad šiemet gali pavykti. Pirmiausia, tai Matas yra labai protingas ir labai geras žmogus ir viso to gale jisai yra genijus. Kaip žmogus yra šaunus, mokinys taip pat šaunus, šiek tiek yra gal per ramus, galėtų būti šiek tiek daugiau pasisakyti, nes jeigu jo paklausiu, jis pasakys, jeigu neklausiu, jis tylės. Turintis labai aštrų protą ir rand šeimą iš daugumos, galima sakyti, beveik neišsprendžiamų situacijų. Tikras tiesiog istorijos žinovas. Kas pasikeitė per metus tavo gyvenime? Mano gyvenime atsirado labai didelis pasitikėjimas savo jėgom. Supratau, kad galiu labai daug ir iš tikrųjų labai sekėsi per metus įvairiuose konkursuose. Lietuvos tūkstantmečio vaikai iš tikrųjų buvo impulsas, kuris labai pagerino mano rezultatus ir įvairiuose konkursuose. Ir net ir antras pusmetis buvo geresnis negu pirmas ir mokykloje po šitos laidos. Sakykit, jis yra moksliukas? Nesakyčiau, kad yra moksliukas, jis paprasčiausiai moka savo žinias pritaikyti. Manau, kad čia jo toks tik tai stilius ir jisai taip apsimeta moksliuku, nors iš tikrųjų yra toks kietas. Nu pažiūrėkit, va. Kietas pavaikšto į šokius, merginos, viskas. Taip. Iš tikrųjų, tai ko gero, mokausi tiek pat, kiek ir kiti. Nepasakyčiau, kad skiriu tam didesnį dėmesį, nebent prieš atskirus konkursus, o laisvalaikiu. Skaityti labai mėgstu, domiuosi sportu, pats nelabai sportuoju, bet domiuosi labai. Kokie palinkėjimai jam būtų mūsų žaidime? Be jokios abejonės, kad finale šiemet būtų pirmas. Sėkmės. Ir kad išliktų toks, koks yra. Ir dar toks, kaip buvo kaip praeitais metais. Neužtektų to? Ne, užteks. Svarbiausia išlikti gerų žmogum, o jis ir yra geras. Žinau, kad konkurentai bus labai stiprus ir mano šansai yra tokie patys kaip ir visų. Tikiu, kad į finalą tikrai pateks. Galbūt sunkiai, galbūt lengvai, bet būsiu. Esu Vilkaviškyje, iš kelio visi kiškiai! O jei rimtai, esu iš tikrųjų Vilkaviškyje, Aušros gimnazijoje. Čia lankau vieną labai gudrų, sumanų, meniškos sielos 11-oką Roką. Rokai, einam pakalbėsim, užtenka groti. Nors kas čia užtenka groti? Kad slėpti menininkas. Tai kai kurie sako. Visų sričių. Galima gal ir taip sakyti. Kalbinam roko klasiokus ir klasiokes. Taigi, merginų frontas. Rokas yra labai geras ir draugiškas merginoms. Labai meniškas žmogus. Vyrų frontas. Protingas. Galit ne po vieną žodį kalbėti. Labai protingas. Kaip žmogus, Rokas yra gana uždaras. Jį prakalbinti kartais būna gana sunku. Kodėl? Kada susidomėjai, pavyzdžiui, dailę? Prieš 3-4 metus taip draugė kažkaip pasiūlė, žinojau tą visą sėkmę dailės studijas. Ir tiesiog visą artima kažkaip įdomu. Gražiai piešia? Labai gražiai. O jau nupiešia ką nors? Ne, nenupiešia, bet laukiu dar. Kaip atsirado muzika? Muzika taip netikėtai kažkaip iššoko, kad pastebėjau, kad kiti jau ten vos nebaigė tą muzikinę. Aš tai per vėlai, bet vis tiek įstojau. Ką darai, dainuoji chore? Ne, akordeonu groju, gitara ir akordeono orkestras yra. Kodėl gitara ir kiek laiko jau gitara? Gitara jau 4 metai. O gitara dėl to, kad buvo truputį kitaip muzikinė, nes buvo privalomas fortepijonas kaip antras. O man kažkaip vis kitaip norisi, tai aš tą gitarą pasimėjau ten per prašymus visokius.
Nors labai jau ten madinga ta gitara, bet aš gal kažkiek kitaip groju negu dauguma žmonių. Fotografija dar šalia viso to. Fotografija, taip. Lankymas tai tik šiais metais prasidėjo, o fotografavimas tai daug fotikų, daug nuotraukų. Ar daug jisai mokosi? Nelabai esu iš prigimties intelektualus. Tai iš tiesų, gabus, šaunus moksleivis. Ko palinkėtų merginų frontas Rokui mūsų žaidime? Sėkmės ir pirmos vietos. Sėkmės, sėkmės ir sėkmės. Ir sėkmės.